valandėlę tiesiog su vėjeliu lekiu. Nes kelias vien leidžiasi žemyn, tai dabar leidžiasi iki tokio miestelio, Lom vadinasi, tai vienas malonumas važiuoti. Tai kilometrai renkasi lengvai, kelias asfaltuotas, tik žemyn, realiai net nemenu, tik stabdžius naudoju. Tai kol kas labai gerai. Belė koks kelimas. Ir mūsas baisiai daužo. Baisiai limpa. Šiandien tikrai, manau, daug kilometrų nesusirinks. Dabar turiu vos šiam. O kilsiu dar labai daug. Pagrindė dabar vieno toks kelias, vien kilimas į viršų. Jau beveik kalno viršūnė. Beveik. Sustojau truputį pailsėt, kol kas turiu 25 kilometrus. Lėtai šiandien viskas sukasi, bet kažkaip nėra jėgų. Tiesiog manau, kad truputį sirguliuoju gal ir tiek, nes šaltis biškį purto. Gali būt, kad čia tiesiog temperatūrų kontrastai, nes vakar kalnuose, per kalnus myniau, vos keli laipsniai nusileidę apačion, 20 keli, tai dar į upę šoku nusimaudyti, žodžiu, bet reikia judėti, kad nieko nepadarysi. Iššoviau vaistų nuo temperatūros ir kaip ir truputį geriau. Tai važiuojam toliau ir pažiūrėsim, kas čia šiandien mums gausis. Pignings Historic Park. Kažkoks parkas. Net nežinau. Turim šiuo metu 7 kilometrų. Ir pusė 8 vakaro, tai šiandien pamėginsiu 90 nuvažiuoti ir tai bus virš, nes planau šiandien max 80. Taip kaip ir tai jaučiausi. Diena buvo gerai, bet dabar vakare vėl viskas kaip ir ryte. Šausiu dar paracetamolio, probiotikų ir važiuojam toliau. Nėra čia ko stovinėti.
kairį prasideda. Na ką, 14 diena, pajudėjom, vėl tradiciškai apie 10, jau tokį pasidariau savo ritmą, kažkaip norisi anksčiau, bet duodu organizmui pailsėti kiek reikia, tada kažkaip geriau minasi visą dieną. Tai žodžiu, dabar yra 10 valandų, važiuojam toliau. Įsipilsiu vandens. O. Tai slidoka. Radau žiauriai fainą vietelę. Tik bėda, kad neišeis man čia pasistatyti palapkės, nes čia visur akmuo, niekur aš čia, manau, neįsmeigsiu. Tai nežinau, gal ten nebent žemiau, apačioj, bet čia prie upės būtų žiauriai gerai kažkur pasistatyti palapinę. Gerai išsimiegot. Šiandien kiek beveik 110, man atrodo, kilometrų
Tai visai taip easy, sakyčiau. Nebuvo sunki diena, bet rytoj pagal prognozę žiūrėjau turėtų būti labai lietinga diena. Tai nežinau, bet aš labai tikiuosi, kad kažkaip prašauksiu aš tos debesis bevažiuodamas. Tai, žodžiu, žiūrėsim, kaip ten bus. Rytojus dar tik rytoj, o šiandien man dar reikia pasistatyti palapkę kažkur. Nu, va, pasistačiau palapinytę. Žodžiu, nusivėlinu šiandien, tai labai nebetrauksiu naktį. Bandysiu eit miegot, kad atsikelt anksčiau, pradėti anksčiau važiuoti, nes nusteikęs, kad gali būti labai sunki diena, labai lietinga, tai jeigu rytoj vis tiek išeitų nuvažiuoti kokį 100, pragyventą dieną rytoj, tai būtų labai gerai, nes antradienį jau žiauriai gražų žada. Ir tiek būtų gerai iki kokią trečiadienio pasiekti Bodo miestelį, taip čia paskutinis miestas prieš Lofoten salas, ko aš labiausiai ir laukiu turbūt šitą kelionę. Žodžiu, dabar rytojų išgyvent, o toliau matysim. Persirengiu, lendu į palapkę ir eisim miegot.